Šita serija bus apie pikų damą. Vieni pikų damą mato kaip amerikiečių kruvinosios merės alternatyvą, Bloody Mary. o kiti kaip tiesiog piktą dvasią. Kartais ji pateikiama kaip žiauriai nubausta moteris, kuri pasiryžusi kerštauti už savo pačios praeitie padarytas nuodėmes. Kitur ją pateikia kaip mirusiųjų dvasią ir demoną, kuriai paskirta sergėti pragaro vartus. Žinoma, pikų dama siejasi ir su kortomis, ypatingai su pokeriu. Yra mitas, jog pikų dama gali atnešti praturtėjimą, prisimant riziką bet kokią kainą lošti su pikų damos korta. Kaip bebūtų, dažniausiai jį pateikiama kaip blogas ar neigiamas personažas, kuris simbolizuoja toksiškus žmones, santykius, manipuliaciją kitais. Tai turi be galo daug mistiškumo ir kiekviename mūsų sudėtingumo pikų damos suvokime. Ir būtent šie dalykai mane suglumino. Iš esmės, pikų damą galime matyti taip, kaip norime. Ir kažkaip galvodamas apie visą šitą pikų damos mitologiją, supratau, jog viena pusė mano fantazijos vaisių dažniausiai tamsi, apgaubta mirties tematikos, nuodėmių, mistikos, tragedijos, gotikos, kuomet kita pusė linksmai flirtuoja su visomis šiomis tamsybėmis per kažkokį žaismingą romantizmą. Tai, come on, rami, tyli vieta, kurioje tavęs niekas negali sutrukdyti. Žvakės, veidrodžiai, kortos, tamsios spalvų paletės, klausimai iš tavo paties gilumų, rizika, ritualai. Argi ne puikios aplinkybės maišyti tamsą žaismingumu. Tai negalėjau atsispirti pagundai nesukurti kūrinio Halloweenui artėjant būtent apie pikų damą. Deadline'ai kūryboje šiuo metu man nebeveikia. Kažkas klikino, nors kažkaip paskutiniu metu visiškai neturiu ūpo, noro ir motyvacijos apskritai kažkam, net ir kūrybai. Bet šitas kūrinys savaime kūrėsi. Gal mane tikrai apsėdo pikų dama? O dabar truputį įjunkim vaizduotę. Esi savo galvoje ir rutinoje susikūręs savo paties pasaulį, kuriame esi vienui vienas. Bet tik ten jautiesi savimi ir gerai. Ir daug bandymų buvo nupasakoti to pasaulio subtilybės visiems artimiems, svetimiems ir net fantazijos vaisių žiūrovams. Bet dėja, net jei ir įsileidi kažką į galų gale vis tiek ten lieki vienas. Vieną naktį sumastęs vėl kokią nesąmonę, išeini į mišką pamastyti ir dar labiau paanalizuoti tą savo pasaulį, kuris visiškai iš niekur atneša melodiją, akordus ir mintis apie pikų damą. Galų gale ją išsikvieti ir pasirodo. Būtent jos, pikų damos, tamsa, jos istorija yra vienintelė, kuri bent kiek panašiai į tavojo pasaulio sutemą. Bet man atrodo, prieš šiandien sudėliau naujo gabalo struktūrą. Vadinsis pikų dama. Aš pikų dama. Niekada nemokėjau gražiai rašyti. Veidrodžio atspindyje žvakė rusva. Dar noriu pamatyti ją. Įsižiebė liepsna, atsimerkė dilema. Parašiau dainą. Veidrodžio atspindyje žvakė rusva. Dar noriu pamatyti ją. Įsižiebė liepsna, atsimerkė dilema, nuo šiol į mūsų pusėje. Ar tikrai tu tik legenda? Man artima tavo tamsa. Paskutinė mano mylima bus pikų dama. Juodas apsiaustas nepadės, tavo grožio man jis nepaslėps. Vienatvėj audra padės. Svajonės apie meilę, dukrą ir namus, žmogau pabusk, perk jos vardą 3 kartus.
Žmonės kalba, tai mirties ženklai, iš smalsumo man čiurpsta delnai. Paskutinio mano riksmo fone nuoga pikūdama. Manau, ji tik vieniša, tik mergaitė įskaudinta. Supratau, jo gamta ir išvykimas iš miesto man daro didelius dalykus. Aš mieste pasikraunu tos tamsios masės, kurią man paskui reikia išpilti kūryboje, aš ją išpilu čia gamtoje ir grįžtu į miesto studiją, kur dar kitoks vaibas negu tiesiog mieste ir ten panašiai. O dabar žiauriai noriu grįžti namo ir pagrot su gitara šitą gabalą pilnai. Šiaip vėl šiek tiek nuliūdinau save, kad nespėjau paruošti Halloweenui to, ką norėjau, bet tie dalykai reikalauja ir materialinių dalykų, labai daug laiko dalykų, planavimo ir kitų žmonių. Tai dėja, bet pikūdama nepasirodys per patį Halloweeną, bet pasirodys netrukus. Šitam kūriny labiausiai bandau išplėšti iš savęs vokaliai kiek įmanoma, nors nesu vokalistas, bet noriu pats perteikti šitą kūrinį kaip ir visus kitus savo kūrinius, tai labai bandau save draskyti, plėšyti ir iš tikrųjų daug mokytis. Yra antras dalykas, tai filmavimas. Pabandysiu paieškoti aktorės Pikų damos vaidmeniui šitam muzikiniam klipe. Šiaip jeigu yra norinčių, būtinai kreipkitės. Klipą bandysiu kaip visada daryti šiek tiek kraštutinišką. Turiu iš tikrųjų 3 vietas, kur galėčiau ir norėčiau tai filmuoti. Tuos klipus ir visas idėjas, kurias aš turiu susirašęs visokiems trumpo metro filmams ir tiesiog audiovizualiniams kūriniams, kurie apima ir mano muzikinę kūrybą, ir vizualinę kūrybą. Jiems visada reikia išteklių, tiek materialinių, tiek laiko prasme, o iš šio meno pinigų mes negaunam. Tai yra vienintelė priežastis, kodėl visada kviečiu, siūlau ir prašau prisijungti prie mano Contribui. Tai suteikia ir motivaciją tai daryti, ir tiesiog realias sąlygas, kad galėtum tai gyveninti. Tai labai dėkoju tiems keliems esamiems kontribistams. Tai primenu, jog ten įkeliu detalesnės, mažiau cenzūruotas ir mažiau karpytas serijas. Čia dabar toks biškinį temą, šiaip gal parūkom. Reiktų mest tą į kosą, blėt, čia užpiso man jisai. Nei parūkai normaliai, blėt, ir smirda šūdų. Rudenį mane užvaldo noras rašyti. Ir jau daug metų bandžiau po truputį prisiversti rašyti kažką mistiško, siaubo. Tai užvakar parašiau savo pirmą trumpą siaubo istoriją, kurią dabar pat paimsiu ir papasakosiu savo Contribui nariams. Tai mano pirmoji siaubo istorija vadinasi Antrojo medžio sula. Buvo nykus sekmadienio vakaras, kuomet mažai gražią miestelį gaubė dulksna ir švilpė žvarbieji vėjai. Ten žmonės nuo neatmenamų laikų šnekėjo apie Antrojo medžio keistenybės bei jo galias. Sklinda legendos, jog šis medis antrasis, kuris atlaikė visą mūsų egzistenciją savo mistiškomis galiomis. Pasak senolių užrašų, jo šaknys misdavo lankytojų mintimis. Kad būtų aiškiau, mintimis, kurios panašesnės į baimės, fobijas ir kiekvieno mūsų paslėptomis beprotystėmis. Mat vieną iš prakeiktųjų sekmadienių, vos išmokusi rašyti, nieko neįtardama, tyroji ilgaplaukė Evutė surašė savo baimės ant popieriaus lapo ir nužygiavo prie Antrojo medžio. Ji turėjo tokių stiprių baimių, kad prisiklausiusi šio medžio legendų, pamanė, jog šis yra vienintelis galintis jai padėti. O ką jūs manot, jeigu per savaitę parašau keletą siaubo istorijų ir sekmadienį vakare jums jas papasakoju? Įsivaizduokit, sekmadienio rytas, nueini į bažnyčią, mišios, viską, Jėzus ten dalykai ten šventi. Tada grįžti namo, įsijungi YouTube, pasižiūri Fantazijos vaisius ar gal kitą kokį kontentuką, kurį netyčiai kelčiau. Tada pilnas motivacijos po Fantazijos vaisių, išeini pasivaikščiot po gamtą ar po miestą, po whatever, pavalgyt kažką skanaus. Alkoholio jau nebenusipirksi, nes jau po 3 toks liūdnas. Ir bam, grįžti namo, ten apsimėtai paskutinius dalykus, pasiruoši naujai savaitai ir nuo kokios 7 atsiranda naujas videkas arba gal net streamas, kuriame perskaitau siaubo istoriją su kokiu ten siaubo ambient music, arba tiesiog rodom, žiūrim, kalbam kažką, būtent ta tokia tamsesnė tematika. Būtų vaibas. Čia šiaip labai ilgai man šita mintis jau virpa, bet tiesiog įdomu. Ar ir jums būtų tai įdomu? Nes toks kalbėt su savim aš galiu bet kada. Tai praeitoje serijoje pristačiau Gelmuo ten kažkur ir geros naujienos tos, kad albumas yra 90% pilnai pabaigtas, laukiu tik artworko.
ir jis bus good to go. Primenu, jog pirmieji išgirstai mano kontribistai. Tai labai nekantravo keliais Gelmo kūriniais jau pasidalinti su jumis, bet dar negaliu, nes laikom tai tokioj siurprizo dėžėj, kurią praversim jau, kai pasidalinsim su albumu. Ir laukia šis Pikų damos kūrinys. Tai pagaliau šiek tiek dalykų vyksta, tiek rašymas, tiek muzonas, tiek kitas muzonas. Tai labai ačiū, jog žiūrėjot, labai džiaugiuosi, jog bent po truputį jūsų kažkiek auga ir galbūt tam pasaulį, apie kurį prieš tai kalbėjau, nebebūsim tokie vieni, o degsim pragare. Gero Helovyno ir susimatysim netrukus.